Sveiki, šį vakarą karaliauja krepšinis, todėl matysite trumpesnės nei įprastas žinias. Šį vakarą žiniose tarybos veiklos reglamentas prieštarauja vietos savivaldos įstatymui. Jeigu jie vyriausybės atstovo teikimą pilnai įvykdo, to viskas ir užsibaigia. Darbo biržoje 2011-aisiais įdarbinta per 12 000 bedarbių. Skaičiai rodo, jog situacija gerėja. Dailininko Kosto Poškaus parodoje gėlių žiedai ir kiti niekai. Pastoviai va tenka ir jums tikriausia, ir man bendrauti su žmonėm, kurie save laiko reikšmingus. Aš nesu reikšmingas, man tiesiog smagu. Didelio atgarsio visuomenėje sulaukęs klausimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių išmokų padidinimo sulaukė ir vyriausybės atstovų Alytaus apskrityje kritikos. Tarybai išsiųstas teikimas reikalaujant pakeisti vietos savivaldos įstatymui prieštaraujančius punktus. Plačiau žurnalistė Daina Baranauskaitė. Praėjusių metų gruodžio pradžioje Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai patvirtino naujos redakcijos tarybos veiklos reglamentą. Didžiausi pokyčiai pasikeitusi išmokų už politikų darbą tvarka. Ir nors prieš priimant šį sprendimą vyriausybės atstovo tarnybos vyriausioji specialistė Angelė Vaitkevičiūtė reiškė aibę pastabų, į jas neatsižvelgta. Dabar vyriausybės atstovo tarnyba tarybai išsiuntė teikimą, reikalaujantį pakeisti reglamento punktus prieštaraujančius vietos savivaldos įstatymui. Kadangi vyriausybės atstovas mano, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 skyriai, kurie reglamentuoja tarybos nario išlaidų apmokėjimą ir atlyginimą už darbą, prieštarauja vietos savivaldos įstatymo 26 straipsniui reglamentuojančiam savivaldybės tarybos nario veiklos apmokėjimą. Anot vyriausybės atstovų tarybos teisė numatyti išmokas dėl patirtų išlaidų tarybos nariams negali būti aiškinama plečiamai, kaip suteikianti įgaliojimus numatyti išmokas ne tik tarybos nariams, bet ir papildomas išmokas merams, jų pavaduotojams. Išmokos merams ir jų pavaduotojams nėra numatytos nei vietos savivaldos įstatyme, nei valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Nei meras, nei mero pavaduotojas savo nenusimatė. Taryba patvirtintame reglamente, jo vienam konkrečiam punkte, numatė išmokas ir mero ir mero pavaduotojai, o pagal vietos savivaldos įstatymą ir atsižvelgiant į vyriausio administracinio teismo nutartį priimtą analogiškoje byloje, to negali būti. Jeigu Alytaus miesto savivaldybės taryba nepakeis veiklos reglamento, vyriausybės atstovo tarnyba Alytaus apskrityje ketina kreiptis į teismą. Tai įstatymas numato, kad gautą vyriausybės atstovo teikimą savivaldybės taryba per mėnesį nuo teikimo gavimo dienos privalo apsvarstyti. Ir per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo jie turi informuoti vyriausybės atstovą apie priimtą sprendimą. Jeigu jie vyriausybės atstovo teikimą pilnai įvykdo, to viskas ir užsibaigia. Jeigu neįvykdo, tada vyriausybės atstovas per 10 dienų nuo atsakymo gavimo dienos kreipiasi į šiuo atveju Kauno apygardos administracinį teismą ir tada teisme jau bus sprendžiama. Tiesa, į gautą teikimą Alytaus miesto savivaldybės taryba sureagavo labai greitai. Jau rytoj sausio 12 dieną tarybos nariai rinksis pakeitimų aptarimui. Prasidėjus naujiems metams, Alytaus teritorinė darbo birža pateikė praėjusių metų darbo rinkos apžvalgą. Pasak specialistų, situacija gerėja, tačiau neženkliai. Apie darbo biržos statistiką žiūrėkite Viktorijos Daugelienės reportaže. Situacija darbo rinkoje šiek tiek gerėja, tačiau šiuo metu pirmomis sausio savaitėmis pasibaigus terminuotiems darbams, bedarbių registracija Alytaus teritorinėje darbo biržoje padidėjo. Tai lemia darbų sezoniškumas. Metų pradžioje visą laiką jaučiame bedarbių registracijos padidėjimą, bet tai iš tikrųjų sąlygoja daugiausiai tai, kad pasibaigus metam baigėsi terminuoti darbai ir, žinoma, mes esame susijęti ir su socialinėm išmokom ir sveikatos draudimu. Tai irgi šiek tiek įtakoja tą tokį aktyvesnį bedarbių registravimąsi metų pradžioje. Bet lyginant 2011 praėjusius metus su 2010 metais, tai rezultatai galima šiek tiek pasidžiaugti. 2012 m. sausio 1 dienai nedarbo lygis Alytaus apskrityje buvo 13,9, lyginus su 2010 metais tuo pačiu laikotarpiu jisai sumažėjo 2,8 procentinio punkto. Tai jau yra gana džiugi žinia.
Didžiausias nedarbas kol kas yra Alytaus rajone 16,5% bei Lazdijų rajone 15,1%. Mažiausias nedarbas šiuo metu yra Varėnoje tik 11,9%. Bedarbių registracija, jeigu paimtumėm su praėjusiais metais, tai taip pat jinai sumažėjo 22,1%. Šiuo metu mes turime 14 409 bedarbius. Ir tai yra iš įvairių sferų atėję žmonės. Tai daugiausia yra paslaugų sektoriuje dirbę darbuotojai, pramonės sektorija dirbę darbuotojai, galbūt mažiausiai turime žemės ūkio dirbusių darbuotojų. Jeigu imti pagal amžiaus grupės bedarbių pasiskirstimas, jisai atitinkamai galbūt lygiavosi ir palyginus ir toks pat buvo panašiai ir 2010 metais. Jaunimas sudarė truputį daugiau negu 20%, vyresni negu 50 metų amžiaus sudarė iki 20%. Nemaža dalis procentų mūsų registruotų bedarbių tai yra kaimo vietovėse gyvenantis asmenys. 2011 metais laisvų darbo vietų Alytaus teritorinėje darbo biržoje buvo nemažai, tačiau lyginant su ankstesniais metais skaičius sumažėjo. Dažniausiai registruojamos laisvos darbo vietos buvo pramonės, statybos bei paslaugų sektoriuose. Aktyviausi buvo Alytaus bei Druskininkų darbdaviai. Buvo įdarbinta daugiau negu 12 000 bedarbių, tai daugiau negu 8 000 bedarbių buvo įdarbinti pastoviam darbui, kita likusi dalis buvo įdarbinta terminuotiniam darbam. Daugiau negu 5 000 bedarbių dalyvavo mūsų aktyviose darbo rinkos užimtumo priemonėse ir taip pat, manau, sėkmingai turėjo galimybę integruotis į darbo rinką. 2011 metais Alytaus darbo biržai buvo ypatingi metai. Per juos Lietuvos darbo biržos buvo reorganizuotos ir Alytuje tapo Alytaus teritorinė darbo birža, į kurią įeina 4 skyriai – Alytaus, Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos. Antradienio vakarą savo kūrybos darbų parodą pristatė dailininkas Kostas Poškus. Plačiau Rūta Kašėtienė. Alytiškio dailininko Kosto Poškaus kūrybos paroda atidaryta Loretos galerijoje. Joje autorius eksponuoja 14 naujausių per praėjusį pusmetį sukurtų savo darbų. Būtent šioj parodėliai tai mano darbai skyrus vieną 2 metų senumo, tai padaryti praeitą pusmetį, čia yra tik dalis. O kai kas, kaip šis piešinys, tai jau 12 metais. Pasigrožėti talentingo dailininko darbais į parodos atidarymą antradienio vakarą susirinko būrys kolegų, draugų, meno gerbėjų. Patinka tuo, kad labai gražios spalvos, viskas aišku, viskas įdomu, labai geras žmogus, dailininkas, jis mūsų universitete moko mus piešti, tokius studentus kaip mes. Gėlių žiedai ir kiti niekai, taip dailininkas Kostas Poškus įvardino savo kūrybos parodą. Kūryboje savaip interpretuojantis pasaulį menininkas sako, jog niekai tai nebeprasmiai dalykai. Viskas yra niekai. Žodžiu, visi ar bent dauguma žmonių laiko, kad aš kažkoks nerimtas žmogus kažkokiais niekais susimdinėjau. Niekai tai nėra bereikšmiai dalykai. Tai yra ir man tai tikrai ne niekai, bet aplinkai tai daugeliu yra niekai. O čia menininkas papaišaliojo, kiti sako, kad užsidarę dirbtuvėse, degeneruoja ten, taip lyg niekas nieko ir nežino. O paskui dar kitas, tai yra tokia reikšmingumo. Pastoviai tenka ir jums tikriausiai, ir man bendrauti su žmonėm, kurie save laiko reikšmingais. Aš nesu reikšmingas, man tiesiog smagu visą tai daryti. Ir, pavyzdžiui, kaip šį piešinį, tokius marazmus piešiu, ne visai lietuviškai, bet man smagu. Ir vis kažką tai norisi dar dapiešti. Dailininko Kosto Poškaus paveikslais Loretos galerijoje pasigrožėti bus galima iki vasario 4 dienos. Nebuvo gausi kriminaliniais įvykiais praėjusi para. Kaip praneša Alytaus policija, vakar mieste buvo apvogtas butas, vagišiai pagrobė aukso dirbinius ir pinigus. O Dauguose apiplėštos dirbtuvės, dingo darbo įrankiai. Vakar dienos metu Alytaus miesto autobusų stotyje rastas ant šaligatvio gulintis vyras. Medikai 46 vyrui padėti negalėjo, vyras jau buvo miręs.
Na, o viso per parą Alytaus apskrities komisariatuose buvo užregistruotos 5 nusikalstamos veikos. Įvyko viena autoavarija, išaiškintas 21 kelių eismo taisyklių pažeidėjas. Šį vakarą tiek, po akimirkos orai, na, po žinių tiesioginės transliacijos tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Maskvos CSKA tęsinys. Gero vakaro su mūsų kanalu. Šiandien mūsų šalies orus valdė nuo Atlanto ciklono nutįsęs slėnis. Diena buvo apniukusi, daugelį rajonų buvo numatomi krituliai. Rytas sniegas ir šlapdriba, įdienojus ir vakaro pereinantys į lietų. Matomumą vietomis blogino rūkas. Panašūs orai vyraus ir ketvirtadienio naktį. Vietomis numatomi nedideli krituliai. Sąlygos bus palankios silpnai lijundrai ir plikledžiui formuotis. Vėjas pasisuks į šiaurės vakarų ir trumpam kiek aprims iki 7–12 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną orai dar labiau subjurs. Visoje šalyje prognozuojamas lietus ir šlapdriba, vietomis krituliai bus itin gausūs. Diena ir vėl bus vėjuota. Pietvakarių vėjas bus 8–13 metrų per sekundę greičiu. Daugelį šalies rajonų jo gūsiai sustiprės iki 15–20, o pajūryje įsismarkaus iki 23 metrų per sekundę. Tai bus šilčiausia diena šią savaitę. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 1, Vilniuje 0, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje, Kaune ir sostinėje termometro stulpelis pakils iki 3, pajūryje iki 6 laipsnių aukščiau 0.